Sveiki visi, tai laida Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška. Tai antroji šio sezono laida ir džiaugiuosi šalia savęs matydamas ortopedą traumatologą Andrių Vaitiekų. Labas, Andriau. Labas. Koridoriui prašmėžuodavau Fidėjo klinikoje, bet dažniau tave socialinėje erdvėje tenka matyti. Kaip ortopedas traumatologas, ką pasakytume apie šį vasaros sezoną? Pas mus vaikus, pas vaikų traumatologus tai jau jisai mažėja. Vis tiek tų pacientų kiekis mažėja, jau perinam į tą ramesnį periodą. O kaip pas suaugusius yra ir visgi jaučiasi tas vasaros sezonas? Lygiai taip pat irgi, kad traumų sumažėjo. Kadangi aš tokio ambulatorinėje grandy dirbu, tai, sakykime, ar poliklinikoje, privačioj, tai su traumų padarinys vis ateina, vis žmonės grįžta, tai nuo vasaros tęsiasi. Kartais būna kokia sudėtinga trauma, jinai ilgai gydoma, būna ir metus gydoma, ir dar ilgiau gydoma. Tai va tokių traumų padarinių tenka, bet naujų traumų žinoma, kad jau nebematom. Apmažėja, tikrai srautas apmažėjęs yra ir daugiau gydom padarinius, daugiau stebim. O nėra taip, kad po vasaros sezono tiesiog vienas traumas suaugusių pakeičia kitos? Ar yra dar tas pereinamasis ramesnis periodas toks? Na, kažkiek tai skiriasi, turbūt, kad žmonės mažiau aktyvūs, bet vėlgi aš ten vaikus konsultuoju, tai vaikai mokyklas sugrįžta, tai to traumavimo, sakykime, tai pastovi yra, tai, sakykime, net kitą kartą net sunku, būna, yra sezoniškumas tas taip, bet yra tiesiog, kad, ta prasme, tiek rudenį, tiek vasarą, tos pačios čiurnos, sakykime, būna, tie patys riešai būna, pečiai, tai tas sezoniškumo to kažkiek tai yra, bet tų traumų visada, netrūksta, sakykime, jo. Kas šią vasarą taip labiausiai įsiminė pas vaikus, tai aišku, dviračiai, paspirtukai, batutai yra tie, kurie dažniausiai, o pas suaugusius panašiai ar kažkas skiriasi? Irgi dviračiai yra, irgi yra paspirtukai, sakykime taip. Paspirtukai labai plačiai paplitę, traumuojasi, gan smarkiai, gan sunkiai traumuojasi, suaugę taip irgi nejaučia kartais ribų ir ta šalma jiems atrodo, kad čia nevyriška, dar kažkaip tai neužsideda to šalmo, tai būna tikrai sunkių tokių traumų, politraumų, tai, žinoma, nukenčia galva iki pusės pirmiausia, tai paspirtukai tarp suaugusių populiarūs, tarp vyrų populiarūs, traumuojasi nemažai daug. Tai va dviračiai. Dabar populiarėja tas plentiniai tie dviračiai, greitieji tie dviračiai, greitis didėja. Tikrai ten nemažas greitis yra ir pasitaiko būna irgi gan sunkių traumų ir peties ir net galvos. Dviračių, sakykime, traumų. Dviračių kaip transportas labai jau populiarėja, tai infrastruktūra išvystyta, viskas tas yra puiku, bet kažkiek ir traumatizmas didėja natūraliai. Tai dviračiai, paspirtukai. Paminėjai šalmus, tai yra čia mano tema, tikriausiai labai mėgstu. Čia mūsų tema. Mūsų kartu. Bet ar gerėja ta situacija su šalmais? Ar vis daugiau žmonių šalmus apsimauna, ar vis dar stebim tą pačią tendenciją blogą, kad dauguma važiuoja be šalmų? Kaip tavo nuomonė? Realiai gerėja. Bet jeigu pasižiūri, sakykime, ar suvestinės kokias, taip, sakykime, kas 10 šalmą tau užsideda, ne? Bet, sakykime, bendrai tu pasižiūri išeini į gatvę, taip matai tą vaizdą, kad, su šalmais žmonės daugiau važiuoja, taip, tai bendrai atrodo toks vaizdas, kad yra, kad tikrai realiai aš manau, kad daugiau dabar to šalmus, sakykime, nešioja, užsideda tikrai, padaugėjo tų tokių asmenų. Bet traumas, kaip patiria, kažkaip tai būna vis pamiršta. Bet būna traumų be šalmų, ne? Sakykime, kas 10 būna be šalmo. Tai trauma statistikoje yra. Jo, bet, reiškia, su šalmu, jeigu būna ta trauma, tai jinai tokia biški kitokia būna, ne? Kažkiek ta šalma sugeria to visai ir, sakykime, tikrai mažiau mirtinų to atveju. Taip, kad su šalmais žmonės važiuoja dažniau ir tapo atsakingesni. Aš irgi noriu pasidžiaugti, kad ir vaikų tarpe vis daugiau matom su tai šalmais ir tau atveža iš rimto įvykio vaikam. Klausia, ar buvai su šalmu? Taip, buvau su šalmu, šalmas kilo, jau viskas, galva palieki šonę, nesusišneki, eini ieškoti kitų bėdų. Tai tas irgi džiugina, bet ką ir klausytojams būtina pasakyti, kad šalmas yra paprasčiausia priemonė apsaugoti galvą nuo rimtos traumos. Tai nuo tų nubrozdinimų dar kažko tai aišku neapsaugo, bet daug mažesnė rizika žūti arba patirti rimtą galvos traumą. Būtent šalmas pirmiausia. Čia jau griežtai pirmiausia ir... Ar ir tu savo vaikam neleidi važiuoti be šalmų? Neleidžiu važiuoti be šalmų. Kartais ištrūksta, bet tikrai neleidžiu. Neleidžiu važiuoti be šalmo ir visą laiką griežtai to klausimu ir savo vaikus, kitus raginu, skatinu ir tikrai užsidėti tą šalmą nepamiršti. Labai svarbu.
manęs kaimynai netgi klausė, sako, tai tavo vaikai gal su šalmu ir valgo netgi, nes, sako, nematėm kitaip į kiemą išvažiuojančių. Tai tikiuosi, kad tą nuo mažens reikia ugdyti ir tiem vaikam tą įdėkti, kad tai yra būtina. Ir be šalmo nėra nei paspirtuko, nei dviračio. Rodyti savo pavyzdžių reikia. Taigi pats važiuoju su vaikais, tais pačiais dviračiais, taip irgi, taip pats užsidėjai tą šalmą. Taip, artimieji irgi mato, vaikai mato, tai pavyzdį reikia rodyti savo. Tai savo pavyzdžius, sakykime, vaikai labai imlūs to klausimu. Visiškai pritariu tuo. Kalbam toliau apie traumas. Kokia yra tavo domėjimos sritis vis tiek? Ortopedija, traumatologija gana platus reikalas. Kokios tos kūno dalis, su kokiom patologijom dažniausiai pas tave pasirodo pacientai? Na, pas mane daugiausiai tų pacientų tokių įvairių, visos rytis, taip sakykime, patenka ten ir pečiai tie patys, ir ten keliai, ir pėdos. Daugiau mano sritis domėjimosi kaip yra echoskopija ir viskas, kas susijęs su echoskopija. Tai sakykime, echoskopija plačiaja prasme, kaulų raumenų sistemos echoskopija sąnarių, intervencinės procedūros echoskopo kontrolėje ir ambulatorinė chirurgija. Tai, kas susijęs su echoskopija. Tai jeigu mes galime echoskopų pasižiūrėti tam tikras struktūras, tai mes galim tam tikras intervencinės procedūras atlikti echoskopo kontrolėje. Kita kartą neprireikia, sakykime, operacinės, neprireikia krūvos personalo ir galima atlikti tam tikras procedūras, sakykime, riešo kanalo atlaisvinimą, alkūnės, sausgyslių uždegimus įvairius. Galima echoskopo kontrolėje atlikti tam tikras intervencinės procedūras. Mes kalbame jau ne tik tai apie įdurti kažką, nupunktuoti, ištraukti, bet mes kalbame apie chirurgiją, apie ambulatorinę chirurgiją, tą, kurią galima atlikti čia ir dabar, vos ne kabinete, ir nereikia operacinės. Tai yra vėlgi ta pati mikrochirurgija, tai daugiau specializuojasi ranka, plaštaka, riešas, alkūnė, smulkiai sąnariai, nervų užspaudimo sindromai, tuneliniai sindromai. Tai yra echoskopija ir viskas, kas susijęs su echoskopija. Tai yra sonochirurgija, taip vadinama. Tai vis plačiau tą metodą, kiek įmanoma taikau ir domiuosi tą sritim ir kursuose esu buvęs ir taikau darbę tos metodus ir vis noriu daugiau daryti tų intervencijų, tos chirurgijos. Tai echoskopija ir viskas, kas susijęs su echoskopija. Tai o šiaip tais daug tų vyriausių pacientų patenka ir viską matau labai plačiai. Čia aš mėgstu sakyti, jeigu aš negaliu padėti, tai žinosiu, kas gali ir kur gali nukreipti. Tai tikriausiai ir čia tas galioja, kad jeigu pats nežinai iki galo, tiesiog nukreipi pas kolegą, kur žinai, kad jis tuo specializuojas. Turiu aš paruošęs mitų įvairiausių ir mėgstu laidoje juos paneiginėti, tai norėsiu, kad arba patvirtintum, arba paneigtum mano pasakytus mitus, juos karts nuo karto vis išgirsi laidoje. Pirmasis būtų, kad ramybė ir tepalai dažniausiai padeda po traumų, kad skubėti pas traumatologus nereikia, pirmą bandom šaltį, ramybę, tepalus ir daugumą traumų pilnai išgyja. Čia tas mitas kilo iš to, kad nes Kuršėnuose, kai aš augau, buvo traumatologas, kuris visiems išrašinėdavo tepalą vieną ir sakė, jeigu tepalas nepadės, po 3 savaičių važiuok į kitą miestą pas rimtesnius traumatologus. Ar tai mitas yra, ar tiesa? Na, šiek tiek rizikinga vien tik tai tepalų pasitikėti, tepalų užtepti, sakykime, kažkokią tai problemą visiškai to įspręsti. Turbūt tai yra kalbama apie kažkokius tai paviršinius dalykus, lengvus sumušimus, kad tepalas galbūt tikrai veiksminga yra priemonė, bet ramybė taip gydo. Tu susižaloji koją, neminsi, laikysi ją ramybei pakeltą, ramybė gydo. Bet visą laiką turim, pasverti tam, sakykime, kiek tos ramybės, tai siūlyčiau vis tiek visais klausimais po traumos stebėti savo būklę, pasitarti galų gale su pirmiausia, su daktaru šeimos gydytoju galbūt pasitarti, tai tada sprendžia dėl specialisto konsultacijos. Tai labai atsargiai su tuo ramybė ir tepalu, tai tikrai ne visais atvejais, ne visada ir atsargiai reikėtų. Kitas mitas būtų, kad jeigu tu gali pajudinti galūnę, tai reiškia, jinai tikrai nėra lūžusi. Gali būti lūžusi galūnė ir tu ją gali pajudinti. Tu gali su lūžusią galūnę remtis, stotis, tu gali net eiti. Tu gali minti, sakykime, su lūžusią čiurną koją ir visiškai nejausti skausmo. Tu gali. Bet vėlgi tam tikros yra rizikos su tuo susijusios, sakykime, ten laiku nepastikrinus, neįvertinus. Gali nebūti tinimo, sakykime, galūnės. Būt lūžimas, bet nebus tinimo. Sakykime, riešos rytis dar kritai, nebuvo patinimo, bet išlieka skausmas. Ilgai 3 mėnesius, 6 mėnesius. Tai gali būti ta funkcija, gali būti net ašinė, sakykime, apkrova, tas pats minimas prie lūžimo.
Tiesiog daug yra niuansų, ne viskas taip paprasta medicinoje. Aš dažnai iš tėvų girdžiu, kad kaip čia galėjo lūžti, netgi nėra ta ranka patinus, arba ypatingai kalbant apie tos vaikiškus lūžius, kur ponkuliniai įvyksta, kur nėra Būtent. antklojo pažeidimo, kaulas viduje sulūžęs. Tai sako, kaip čia gali nepatinio sulūžę? Tai vėl noriu ir aš tą mitą paneigti, kad ir pajudint gali, ir nepatinė gali būti, ir gali tikrai būti sulūžę. Teisingai dirbi su vaikais, jo, sakau, tikrai matai tokiu atveju visko ir čia būna atkeliauja, sako, atvažiavam pasitikrinti, nes nežinom, lūžė ar nelūžė, tai visada, sakau, teisingai, be rentgeno niekada nežinosi, ypatingai su vaikais, gal pasaugusiais. Labiau išreikšti tie simptomai būna. Yra bendros, turbūt, sakykime, bendri požymiai turbūt yra tam tikri irgi. Vaikas nėra suaugęs, nėra suaugusio kopija, tai kažkiek skirtingai yra, bet tikrai gali nebūti to atinimo ir galima remtis minti tą galūnę ir bus lūžimas. Andriau, tęsiant apie traumas, kokios įsimintiniausios traumos, kas pirmiausia šauna į galvą, visada bandau pašnekovo paklausti apie ką jie galėtų perduoti mūsų žiūrovam ir kartais galvoju net su tokiom situacijom nesi susidūręs pasaulyje, tai nutinka realybėje. Tai kokios tos būtų tavo įsimintiniausios galbūt istorijos, galbūt pastarosios vasaros arba anksčiau, kas pirmiausia kyla į galvą? Žmogus patyręs traumą, kyla jam abejonė, nežino, kas bus ateityje. Nežino, kaip jiems seksis. Sakykime, neseniai kreipėsi moteris, patyrusi peties traumą, žastikulio lūžimas, pakankamai sudėtinga trauma. 2 mėnesiai po traumas ir sunkiai gyja kaulas. Tai yra pats tas laikas, kai, sakykime, kreipėsi gydytoją, kad gydytojas padrąsintų, paskatintų, sakykime, lenkti, judinti ranką. Tai tas žmogus atėjo pas mane, negalėjo kelti rankos judinti, po žastikulio lūžimų pasižiūrėjau rentgeną, kad yra kaulas sugijęs dalinai. Ir vėl paskiriau po savaitės kontrolę, tai atėjo žmogus keldamas ranką, judinamas ir besišypsantis. Tai tiesiog, kartais žmogui reikia nedaug kažko tai pasakyti, nedaug kažką tai padaryti, tiesiog jį paskatinti, paraginti, kad jisai gali tą daryti, turbūt gydytas tam reikalingas. Tai toks, ta prasme, kad, pamatai besišypsantį žmogų, tai yra, malonu ir džiugu, ta prasme, kad tau padėjo, tas žmogus grįžta, tas žmogus ateina, vėl kreipiasi, tai tas atgalinis ryšys. Tai tas toks, kad atrodo, kad reikia toliau gydytis tą pačią ranką, sakykime, paraštą nešioti įtvarų, bet vėlgi mes niekada neišeisim iš tos situacijos, ta prasme, kad neatstatysim tos funkcijos. Mes turim kažkada tai, tam gydytojas yra, kad pasakytų, kad tu gali judinti tą ranką drąsiai, nebijot, kad ten kažkas išlūš, sulūž ir turim rezultatą. Tai tas lūžimas peties. Paantrinčiau tau, čia ne per seniausiai vasarą turėjau vaiką. Darželinukas, man atrodo, irgi buvo lūžus koja ir nuėmėm po 1,5 mėnesio gipsą, viskas gražiai sugijo, ir bijo jisai minta koją. Taip. Ir po truputį leidom, sakau, tu drąsiai minkeik, tai baigėsi tuo, kad jisai už pusvalandžio jau bėgo koridorium ir keliavo namo, jau neprisiminęs, kad buvo trauma. Tai kartais to ir te reikia nuraminimo, kad viskas čia yra tvarko ir tai gali tęsti. Taip, būtent jo. Tęsiant apie mitus, turiu dar vieną, kad dauguma pacientų, kurie kreipiasi pas ortopedą traumatologą, yra sportuojantis, kurie patiria traumą sporto metu. Tiesa ar mitas? Kreipiasi įvairūs žmonės ir daug sportuojantis, ir mažai sportuojantis, ir mėgėjai sportininkai, įvairi ta publika yra, taip. Tai, sakykime, ortopedas traumatologas, ortopedas gydo daugiau, sakykime, lėtinius susirgimus, skausmus sąnarių, traumatologas gydo daugiau traumą. Tai mes esam du viename, sakykime, ir traumatologas, ir ortopedas, ir esame kažkiek skirtingi, bet viskas yra viename. Tai tų sportininkų tikrai tai pasitaiko nemažai daug ir tų pačių vaikų yra sportuojančių smarkiai, daug sportuojančių ir patiriančių traumas ir ilgai besigydančių. Tai sportuojančių yra daug, bet galbūt taip galima pasakyti, kad traumatologą daugiau kreipiasi daugiau, sakykime, intensyvus sportuojantis asmenys. Bet labai sunku išskirti, sakykime, Benediktai žinau, kad sunku išskirti, ta prasme, kad tik traumą patir, sakykime, ką mes kalbam apie traumą, sakykime. Žmogus, pavyzdžiui, vadina traumą, irgi jam skauda kelią sąnarį, jisai vadina tai kaip traumą. Bet, pavyzdžiui, traumos nebuvo, tai jisai kreipėsi traumatologą. Tai
Tai toks, tas, sakykime, ten kreipiasi ir tu turi, atskirti, išskirti, ten paskirti, ten, sakykime, reikiamus kažkokius tyrimus, gydymą. Tai... Bet nėra, kad dauguma vis tiek patiria sportuojant. Vis tikriausiai ta dalis atsisijoja, kas ir namie gali patirti, bet kur. Taip. Kartais ta pati trauma, kartais sudėtingesnė trauma gali būti lygioje vietoje, nesportuojant, negu tu sportuoji ten intensyviai. Tai kaip tik, kai tu sportuoji, tai tavo kaulas stiprėja, tavo raumenų masė auga, tavo tvirtesnis kaulas tampa, tai tavo rizika lūžio mažėja sportuojant. Tai... Kokie būtų pagrindiniai ortopedo, traumatologo patarimai sportuojantiems? Vis tiek yra tikriausiai tas ABC, ką turėtų žinoti. Tiek mėgėjas, tiek ir profesionalas. Taip. Galbūt galėtum tu duoti tos patarimus mūsų žiūrovam. Jo. Tai tinkamai apšilti, padaryti tinkamą apšilimą, neskubėti intensyviai sportuoti, nepersistengti, nepersisportuoti, nepersitempti, žiūrėti, vertinti savo galimybės. Tai turi būti kažkur tai toks, stop, save pristabdyti ir turi būti kažkoks tai tinkamas startas tą daryti. Tai tinkamas apšilimas. Daugybė kitų niuansų ten ir avalinės, visokie iššūkiai ir taip toliau, sportui tinkama ir visi kiti dalykai. Bet pirmiausia, apšilimas tinkamas prieš krūvį. Nepersisportavimas, nepersitempimas, daug traumų vyksta dėl to, kad persistengiam, dėl to, kad mes persisportuojam, dėl to, kad mes per daug intensyviai kažkokią veiklą užsiemam ir net, pavyzdžiui, kaulas lūžta, sakykime. Nebuvo liktai traumos, bet daug žmogus sportuoja ir atsitinka trauminiai dalykai tokie. Tai viduriuko kažkur tai turim įsižiūrėti. O kaip tą rasti auksą viduriuką? Kaip suprast, kad jau tavo kūnas siunčia tau signalus? Galbūt iš tavo praktikos kažkokių yra, kad žmonės susimastytų, kad gal visgi stop, truputį pailsėti reiktų. Taip. Kreipti reikėtų dėmesį į simptomus, į savo organizmą. Jeigu tu pajutai kažkokį skausmą, jeigu tau yra kažkoks diskomfortas, tai tu turi tai rimtai vertinti. Užsitęsęs skausmas, kažkoks funkcijos sutrikimas, patinimas sąnario, dar ką. Tai tokie dalykai, tu turi kreiptis į gydytoją, pasirodyti jam. Ir neužleisti, sakykime, bėdos, man čia nieko nėra. Vyrai dažnai ten nusikreipia nieko, sakykime, man čia vis praeis, o tas tinimas pusę metų tęsiasi, sąnariai jam kaip nepraeina, negerėja, tik blogėja. Tai kartais po to jau komplikuota tampa gydyti ir padėti žmogui. Kiek žinau, kad konsultuoji ne tik suaugusius, bet ir vaikus. Taip. Kokie vaikai dažniausiai pas tave atkeliauja į kabinetą? Jo. Dažniausiai tai atkeliauja su įvairiom profilaktiškai pasitikrinti, laikysenos įvairūs sutrikimai, stuburo iškrypimai, labai dažna problema plokščiapėdystė. Tai daugiausia įvairios krūtinės deformacijos, bet vaikas ateina, įvertina šį kompleksiškai, apžiūriu visą, galvos iki kojų. Tam tikrų kartais dalykų pamatai tokių, kurios galbūt nepamatytum, sakykime, neapžiūrėjęs viso vaiko kaip žmogaus. Žinau, kad laidą žiūri ir mūsų kolegos, ir ypatingai šeimos gydytojų nemaža dalis stebi ir komentuoja, reaguoja, ačiū jiems už tai. Kokios tos būtų pagrindinės indikacijos, kada vaiką jau reiktų siūsti traumatologui? Traumas atmetam dabar tiesiog tokius profilaktinius dalykus, ar tai plokščiapėdystė, ar laikysenos sutrikimai, gal yra toks sąrašėlis trumpas, kada jau reiktų pagalvoti apie specialisto konsultaciją ir to nepalikti. Tai vėlgi ta pati plokščiapėdystė, matom deformaciją, vaikas, sakykime, skundžiasi kažkokiais tai skausmais, nugaros, pavargsta greitai. Atsirado kažkokie neįprasti simptomai, užsitęsęs sąnario skausmas, patinimus galbūt kažkokius tai matom. Geriau pasirodyti, pirmiausia šeimos gydytojui pasirodyti, įvertinus į tą būklę reikia ortopedui pasirodyti. Kūdikius gimusius vėlgi, sakykime, galim kalbėti apie tą patį profilaktinį tikrinimą kūdikių dėl klubų displazijos. Aš esu šalininkas to, kad visus kūdikius pasitikrinti dėl klubų displazijos, visus gimusius. Tik tai taip moksliškai yra patvirtinta, taip literatūroje rašoma yra įrodyta, kad mes tik tai taip galime atmesti, sakykime, visą tą patologiją, nematomus tos susirgimus, tik patikrinę atlikę echoskopinį tyrimą klubų. Tai daug tų dalykų yra, daug tų niuansų yra tiesiog. O apie klubų displaziją paminėjai, kaip tik norėjau ir apie tai paklausti, kaip supratau, tu šalininkas, kad visi kūdikiai keliautų pas ortopedą, traumatologą. Ar palaikytum, jeigu tai būtų būtina profilaktika? Ir antras klausimas tuo pačiu, koks metas geriausias parodyti kūdikį ortopedui, traumatologui, nes kūdikis tiek iki 1 metų yra ir tas amžius, kur galima pražiūrėti, tai kada geriausia būtų parodyti ir kada jau siūsti tam ortopedui, traumatologui? Jo, aš visgi, kaip ir minėjau, sakau, šalininkas, prie tų šalininkų. Mūsų nuomonės to klausimo išsiskiria ir tuo pačiu gydyti ortopedų, traumatologų, vaikų ortopedų, traumatologų, vieni
sako taip, kiti sako ne, dėl to nėra pas mus vienos tvarkos, kad visus reikia tikrinti. Sakykime, profilaktiškai, jeigu vaikui nėra simptomų, nematom, sakykime, pėdučių deformacijų, nematom klubų deformacijų didelių, nematom kažkokios asimetrijos, sakykime, ten klubų atvedime, matomų deformacijų, sakykime, tai profilaktiškai geriausias tas tikrinimas 2-3 mėnesių amžiuje. Tam tikros rizikos grupės yra. Sėdmeninė pirmeiga gimė vaikai didesnio kūno svorio, virš 4 kg. Vėlgi yra daug tokių dedamųjų, sakykime, kurie tie vaikai irgi turėtų pasirodyti. Net jeigu nėra to simptomų, sėdmeninė pirmeiga gimsta, nereiškia, kad bus klubo displazija. Tikrai ne. Dažniausiai jie būna sveiki, ta prasme, tie klubai jų nėra displastiški, kad ir sėdmeninė pirmeiga gimė. Tai tas laikotarpis 2-3 mėnesių amžiaus, sakykime, mėnesio amžiaus kūdikis, tai ankstoko. 2-3 mėnesių, 2-4 mėnesių, nes kartais sunku pas ortopedą traumatologą patekti, kartais sunku tą echoskopiją atlikti ir laiku. Sakykime, nuo 2 iki 4 mėnesių, geriausia tarp 2-3 mėnesių. Tai toks praktinis patarimas, kad tiesiog mėnesio apžiūra pas šeimos gydytoją, jau prašyti siuntimo ortopedui traumatologui. Planuotis vizitą. Registruotis ir už mėnesio 2 tikriausiai papulsit pas jį. O dabar dėl plokščiapadystės irgi trumpam paminėjom. Kiek aš pamenu iš ortopedijos žinių, kad visi vaikai iki 5-6 metų yra plokščiapadžiai. Dažniausiai. Tai reiškia, dėl plokščių pėdučių jau vyresni turėtų atkeliauti pas ortopedą traumatologą. Bet irgi yra tas. Bet atkeliauja jaunesni dažniausiai. 2-3 metų atkeliauja su sakykime, su plokščiapėdystė. Tėvams neramu, sakykime, vaiką pasirodyti. Galbūt ta deformacija, sakykime, plokščia pėda, bet galbūt ta deformacija per didelė, didesnė, galbūt ta deformacija kažkokia tai asimetriška, galbūt vienos pėdos tai yra problema. Jau signalas būtų, sakykime, taip, nesimetriški kažkokie pakitimai. Šeimos gydytojas gal ką pastebėjo, tai jie atkeliauja įvairaus amžiaus, ir 2-3 metų, ir 4, ir 5, ir 7, ir 8, ir net keliauja 2 metų, bet atkeliauja 8, taip kad įvairiai. Bet kaip ir tu sakėjai, kad 4-5 metų vaikui, turbūt kas antram, sakykime, taip grubiai kalbant, tos pėdos yra plokščios ir tai nėra kažkokia tai problema, ta prasme, tai yra fiziologija, tai yra gali būti tiesiog norma. Tai va, tai iki 4-5 metų, sakykime, vis tiek mes stebim, žiūrim. Jeigu tai nėra kažkokia tai deformacija, jeigu tai nėra kažkokia tai gimti dalykai, jeigu tai nėra, sakykime, tam tikros kitos deformacijos, rimtesnės lygos, bet tos, sakykime, greičiausiai bus pamatytos gimusio vaikui. Tai standartiškai taip, 4-5 metai, dar bus plokščios pėdos ir tai nėra kažkokia problema. Aš pamenu vieną istoriją, kad atvyko tėvai dėl plokščių pėdų. Ir tikrai, nusiunčiau ortopedui, tikrai ten buvo plokščios pėdos ir visa kita ir klausė, sako, vaikų gal jau 8-9 metai, sako, kodėl nebuvo anksčiau. Tai žinokit, sako, anksčiau būdavo, kad visus, jeigu tik nukeliauja dėl plokščiapadystės, iškart supinatoriai, nesvarbu, ar 2-3 metukai, tai tie batukai vaikam išrašomi, didelis vargas ir visa kita. Kaip dabar yra? Galbūt dėl to ir bijo žmonės kartais pasirodyti, kad prisimena tuos mūsų vaikystės laikus, kai visiems tikriausiai rašydavo tos supinatorius. Yeah. O kaip dabar, jeigu dėl plokščiapadystės ateina, tarkim, 2-3 metų vaikas, ar jau skiriat kažkokį gydymą, profilaktiką, ar tiesiog liepat basom lakstyti? Dažniausiai skiriam stebėjimą, čia labai svarbu paminėti dėl avalinės ortopedinės, tai ten padelį sunku labai pritaikyti tokiam amžiaus vaikui. Avalinė, batukai, čia svarbu yra pirmieji batukai, vaikas pradeda vaikščioti, tai čia apie avalinę mes daugiau kalbam, negu apie įdėklus kažkokius tai formuojamus, gaminamus tokiai mažai pėdai. Tai tie dalykai turbūt svarbus. Tai. Bet jeigu neramu, tai geriau jau pasirodyti. Jo, geriau. Būtum tokios nuomonės. Jo, geriau jau pasirodyti. Tai. Aš mamom sakau, kad geriau jau be reikalo pasirodyti ir kad gydytojas pasako, kad viskas čia tvarkoja, negu su reikalu nesirodyti. Ir tada užleisti vieną ar kitą. Taip. Tikriausiai visoms sritim galioja, net tik ortopedijai, traumatologijai. Taip. Palikim tas traumas šone, man įdomu tavo socialiniai tinklai. Ir tu bene tikriausiai vienintelis ortopedas traumatologas, taip aktyviai dalyvaujantis recuose, rašantis dienoraštį ten. Jo, šiek tiek. Tai papasakok trumpai apie savo veiklą socialiniuose tinkluose, kada tu ten pasukai, nuo ko pradėjai ir kodėl būtent tą pradėjai. Jo, kiek įmanoma užsiemu socialiniais tinklais, kiek spėju, kiek turiu laiko, sakykime, to laiko vis laiką mažai. Apie 4 metus kažkur tai mano, sakykime, pradžia galbūt buvo tokia pradžia daryti. Dar galbūt ruošiausi prieš tai kokius metus 2 tą daryti ir labai daug abejonių buvo, kad to nedaryti, kad to neužsimti, ta prasme, kad tiesiog, kad tu ten, nežinau, susfeilinsi, kad ten bus kalbų, kad tiesiog bus tiesiog blogai. Bet jeigu tą tu pradedi daryti, turi kažkokį nuoseklumą išlaikyti, turi tęsti tą veiklą. Tai
Tai tie patys fretsai atsirado, jau nuo Facebooko pradėjom, sakykime, tai Facebookas, Instagramas, fretsai. Nesu aš ten tiek smarkiai super ten aktyvus, ten tiek, nežinau, gal kaip tamstai, ta prasme, tikrai. Tai va, bet kiek įmanoma stengiuosi pasidalinti tuo turiniu, sakykime, kuris man yra įdomus. Jeigu manau, kad tas turinys bus man įdomus, tai bus įdomus ir tam žiūrovui, kuris tą skaito, aš taip galvoju. Tai va, tai tie patys fretsai, taip yra. Fretsai, ką aš manau apie fretsus? Taip, aišku, būtinai, įdomu. Jo, tai fretsai man patinka, žinau. Ten, supranti, ten yra toks, ten yra tas kitoks truputį galbūt kontingentas, ten daugiau jaunimas, daugiau tokie, sakykime, man patinka, kad ten žmogus kažką tai galvoja, tai jisai deda ant stalo, ta prasme, jisai iš karto sako, kad čia nesąmonė, ta prasme, tu sako, čia grybo pjauni. Ta prasme, tokie vat yra, ko dar galbūt ten, nežinau, kitose tinkluose nepasakysit, čia gali bilė ką sakyti, gali ten, ta prasme. Aišku, iki tam tikros ribos, sakykime, ten jau kažkokie žaidinėjimai prasideda ar kažkas, tai bet vėlgi tu nori kažką pasakyti, sakyk bilė ką, tai tu geriau, pasakyk viską, ką galvoji, žinai. Tai aš tą priimu labai normaliai, labai natūraliai, ta prasme, kad tas ir patinka man tose fretsuose, ta prasme, kad ten yra laisvai žmogus kalba, nevinioja žodžių į vatą, dar kažko nespalvina, negražina, deda ir viskas. Tu čia sako, ir taip toliau. Tai tas dėl to gerai. Tai aišku, ten yra daug tokio, sakykime, ten galbūt ir turinio tokio, ne visai, sakykime, gal biškiško, sakykime, ne visai galbūt ten priimtina dar kažką. Tai dabar ir to dirbtinio intelekto laikais turbūt yra, sakykime, tokio priformuota turinio tokio, kur atrodo ten matai, kad yra čia, su realybė biški prasilenkia, tai tie dalykai tokie yra tam tikrų rizikų galbūt, bet, tai tu atsirinki tą turinį. Tai tie patys komentatoriai rašo, kad, sako, jūsų turinį įdomu skaityti, ta prasme, kad, nes aš, buvo tokių momentų, sakykime, tikrai sulaukia tų komentarų tokių, ta prasme, kad čia aš kažką tai, kaip ten kažką tai, ne taip pasakiau apie jį, nors realiai ten jokio asmeniškumo, ta prasme, tikrai jokio, sakykime, tokių asmens duomenų ar dar kažko tokio atskleidimo. Kalbi tokiais bendrais bruožais, sakykime, ten ateina kažkokia tai problema, tą problemą, sakykime, gali pamatyti, sakykime, ar kažkas plokščias pėdas, 10 žmonių, supranti. Tai iš tų 10 žmonių tu kažkokią tai išvadą sugalvoji, tu pateiki tą išvadą, tai tas žmogus žiūri tą ir sako, čia mano pėdas, aš sakau, mano pėdas. Tai realiai toks gaunasi, tai čia, ta prasme, tai to, kaip ir mes, tu buvai rezidentas, aš buvau rezidentas, turbūt kokiam 3 kurse tu vadovėlį skaitai, žinai, ten apie kažkokius, tai ten plaučių uždegimus, dar kažką, nežinau, ir galvoja, kad, jo, man tai buvo, aš irgi daug pakošiu, man turbūt bronchitą, žinai. Tai toks, tu neturi to kažkaip tai ten priimti to kažkaip asmeniškai ar dar kažką, tai, bet labai gerai, kad ten, sakau, žmonės rašo, komentuoja, sako ir deda ant stalo viską, ta prasme, tiesiog. O dažnai nepagristos kritikos tokios fretsuose sulaukia, kur eik tu toli, kur ką tu čia nusišneki su tais vaikais. Niekam įdomu tie klubukai, kad tu čia echoskopavai. Yra tokių, būna žmonės patyli, būna galbūt kažką tai nori pasakyti, nepasako. Kiekvienas, sakykime, pasirenka tą turinį, sakykime, turbūt ten jaunos mamos galbūt taip, tai jos ten pasirenka tą turinį, kuris joms ten priimtinas, jos skaito, kitą tiesiog praleidžia. Galbūt ten kažkokia ten dviračio trauma, tai kažkas nori pakomentuoti, kad ten, nežinau, drąsus labai ir važiuoja, filmuoja telefonu tuo pačiu metu ir dviratį vairuoja. Tai tas gerai, tai prašau, dėkit, postinkit tą viską, darykit. Mano turbūt pareiga, nežinau, kad, kaip ir minėjom, užsidėti šalmą, ta prasme, laikyti saugumą tam tikrų reikalavimų ir nuo to nenukrypti. Tai bendrai fretsai man patinka, tai su tam tikrom išimtim. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamų maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį Nara, kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis Nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovas, dovanojame maisto kokteilio Nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą.
Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patį sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Aš tai, Andriau, nuoširdžiau norėčiau tau padėkoti už tavo threadsus, nes pamatęs tavo dienoraštį pagalvojau, kodėl man to nepradėti. Nes tu istorijų. Taip, būtent tu buvai tas, kurio istorijas pamačiau ir galvoju, aš tų istorijų turiu prikaupęs. Tokių, tikrai. Kur tu Instagramą, kaip ir nedėsi, ten vis tiek daugiau mamos. Būtent. Facebook'e močiutės, tai iš viso ten tikrai geriau nedėt. Taip. Bet threadsai tokie, orientuoti žmonės, kuriem tu gali pateikti tą. Ir ne pačią gražiausią tą pusę tos medicinos, kur būna tų, kur čia viena iš istorijų, kur tėvas šalmo neužsidėjo ir ten klinikinė mirtim baigėsi istorija, arba ten, kur atvažiuoja vaikas, koja į kairę pusę susukta, o sako, nerodė posūkio, sankryžoj su motoroleriu kirto, tai traumatologas pažiūrėjo, sako, bent jau su koja posūkį rodai, žinai. Tai va, to tokio humoro, aš manau, reikia ir labai tau ačiū už tai ir tų baisiausių istorijų aš nededu, aišku. Kur jau žinai, kad gali peržengti tą ribą, bet irgi gaunu tų visų. Jo. Kažko tokio, matai, reikėjo, žinai, buvo Facebookas, buvo tas Instagramas, buvo X'as dabar tas... Buvo Twitteris, dabar X'as? Taip. Jo, Twitteris dabar X'as. Kažko tokio reikėjo galbūt prie Facebooką, tu iš Instagramo gali peršokti, iš Threadsų gali peršokti Instagramą, tai va to tokio galbūt reikėjo, tas Threadsas savo nišą tokią rado. Tai va, bet ten toks turinys, toks, sakau, nefiltruotas, kažką sugalvoja idėjai ir viskas, tai va, tai va, tas gerai, bet mane nustebino, kad tu, ta prasme, mane pamatęs, tai aš labai keistai. Tai ne, labai, aš dėl to ir noriu padėkoti. Man atrodo, kad tu pirmas. Ne, tai su Instagramu tai bet apie Threadsus tai būtent tu buvai tas, kada pagalvojau, kodėl ne. Nes šiaip aš galvoju, kad gydytojai, čia ir ta laida tam yra, kad gydytojai arčiau žmonių būtų, kad suprastų, kad čia niekas nesikandžioja ir tikrai gali būti šalia tie gydytojai, ar tom istorijom pamatyti, ar dar kažkuo. Taip, būtent. Kokių keisčiausių žinučių esi gavęs savo socialinėje erdvėje? Vis tiek, aš gaunu labai daug, tu tai manau irgi, tai visgi gal yra įstrigę porą, ką tu tokio, kur norėtum papasakoti. Pastoviai gauni tų žinučių ten su bangavimais, biški, tai daugiau, tai mažiau, tai, sakykime, kažką tai papostinį parašai, tai tų žinučių sulauki, komentarų sulauki. Įvairiai būna tiesiog. Kartais tiesiog būna žmonės, kaip aš galiu pasakyti taip, nėra kažkokių tai tokių neteisingų, netinkamų klausimų. Kiekvienas žmogus klausia, tai jam rūpi kažkas, tai jis nori sužinoti, sakykime, jam kažkokia tai problema, jis nori atsakymų. Tai kiekvienas klausimas yra, sakykime, geras. Kartais būna tokie, nekonkretus klausimai, sakykime, skauda kelią, kas man yra, tai suprantat, tai sunku net kažką ir atsakyti žmogui, ta prasme, gali kažką tai ten bendrais brožais atsakyti, bet iš esmės tam tikrų rizikų yra kažką tai netai pasakyti ir negali, atrodo, žmogui neatsakyti, turi kažką tai atsakyti, bet kartu nežinai, ką atsakyti, tai va, tai tokie va. Būna klausia, ta prasme, parašo žinutės, realiai ilgas žinutės parašo ten, per keletą ekranų. Skaitai, ten kaip ten prieš 3 mėnesius kažkas prasidėjo ir čia eina kalba ne apie tą žmogų, bet apie to žmogaus draugą. Ta prasme, net tas žmogus kreipiasi į tave tos pagalbos, bet klausia už kitą žmogų kažką, kad pakomentuoti. Tai tokie, suprantat, dalykai, tada tokius kažkaip tai, nesinori, sakykime, tokius tam tikrus dalykus veltis, labai atsargiai kažką tai bandai žmogui atsakyti, patarti, kad jisai, nenusimintų, sakykime, kaip ar nenusiviltų ar kažką tai. Visada stengiuosi atsakyti kiek įmanoma. Turbūt tikrai, nuoširdžiai sakau, kad kažką tai pražiūriu, net sakau, galbūt žmonėm ir nepykit, jeigu ten kažką neatsakiau, nežinau kaip tau. Tarp tos rauto ten turbūt įsipina kažkas, bet tokie būna, ta prasme, kad pernelyg, sakykime, galbūt nekonkretus klausimai, nežinau, riešas skauda, kas man yra, tai, nežinau, man kaip gydytojui reikia daugiau informacijos, tai kas tam riešui yra, ten ar trauma buvo kažkokie, ar kažkokie tyrimai buvo daryti, galų galia daug tų dedamųjų, tai va, tada gali kažką tai žmogui daugiau patarti. Būna parašo, pavyzdžiui, žinutę, kažką tai ten per Instagramą užklausė, parašo ir klausimą, prie komentaro, tai aš būna parašau tam žmogui, biškį pasitikslinu tą situaciją, asmeniškai kreipiuosi, pasitikslinu tą situaciją, kad suprasčiau, apie ką eina kalba, kad aš galėčiau viešai jam atsakyti į jo problemą. Ir kad kiti žmonės skaitydami, gautų kažkokią tai naudingą informaciją, turinį ir tas žmogus irgi liktų su savo atsakymu jam priimtinu. Tai kartais tenka perklausti to žmogaus, ką jūs turite omenyje, gal jūs galite patikslinti, nes vėlgi, sakau, yra daug tokių niuansų, daug tokių, sakykime, tam tikrų rizikų. Yra vienas dalykas, kai tu matai gyvai žmogų, tai tu gali įvertinti, kai tu matai tyrimus ir gali jam pakomentuoti, tu gali žmogų apžiūrėti, gali tyrimus apžiūrėti ir tada priimti sprendimą.
Kitas dalykas, kai tu nematai to žmogaus ir tu jam tai patarti, pasakyti jo diagnozę. Kokia jo yra diagnozė, tai, ta prasme, kas jam yra, tai tam tikrų tokių iššūkių yra, bet tas ir įdomu. Aš kartą per mėnesį vis stengiuosi atrašinėti žinutes, nes tiek jų sukrenta šimtai. Taip. Tai kokią laisvesnę dieną ir aš visada nusikopijuoju tą dalį, kur Instagramas nėra pati geriausia vieta konsultacijoms, geriau pasirodykit gydytojai, jeigu ten kažkas, keliaukit į priėmimą apsidraudžiant, nes labai daug visokių, kaip pats minėjai, abstrakčių klausimų. Taip. Kur va čia kas galėtų būti, daug kas galėtų būti. Ir tau galvoj tai šimtai persiverčia tų variantų, bet vėlgi tą tiksliai atsakyti, tai tikriausiai reikia pamatyti tą žmogų. Taip, būtent, sakau, iš tyrimo prašymo, kurį atsiunčia tau, sunku pats sakyti, ten, sakykime. Taip, tu matai, kad ten tam žmogui turbūt yra problema ir jam turbūt greičiausiai bus tas gydymas reikalingas. Bet vėlgi, tu gali pamatę žmogų visiškai pakeisti savo nuomonę. Tyrimas rodo vieną, bet žmogus visiškai puikiai jaučiasi ir jis siunčia tą atsakymą, nors jisai gerai jaučiasi, arba yra priešingai. Tai, vėlgi, daug tokių dedamų yra, tai jau tas ir įdomu. Čia kaip ir atsiunčia žinutės pagal mamos aprašymą vaikui jau vos ne reanimacija laikas būtų. Taip. Atkeliauja į ligonę, laksto po boksą tau, prašo mamos valgyti gerą, tai supranti, kad mamai atrodo kitaip negu yra iš tiesų. Taip, būtent. Aš dar norėčiau grįžti prie mitų. Dar turiu keletą mitų paruošęs ir radau aš juos interneto platybėse, tai norėčiau, kad patvirtintum arba paneigtum. Tai kitas mitas būtų, kad jeigu traška sąnariai, keliai, rankos, pirštai, tai ilgainiui tikrai išsivystys artritas, tai yra sąnario uždegimas. Tiesa ar mitas? Mitas. Prasme, tai yra visiškas mitas, jeigu traška sąnariai, kad ten tavo išsivystys artritas, artrozė, sudils sąnarys. Pas vienus būna sąnariai traška, pas kitus netraška, pas vienus tai gali būti visiška norma, pas kitus traška sąnariai gali būti nenorma. Bet nebūtinai tai veda į artritą, į sąnario sudilimą, į osteoartritą, kaip mes kalbam, kremzlių nykimą, plonėjimą, mažėjimą, tikrai ne. Tai traškėjimas gali būti problema, ją reikėtų stebėti, ją reikėtų vertinti, ją reikėtų pasitarti su gydytoju, bet tai nėra diagnozė vedanti į kažkokį sąnario sudalimą, tikrai ne. O jeigu traška sąnariai, bet kitų skundų jokių nėra, ar reikia pasirodyti ortopedui reumatologui? Jeigu tas traškėjimas sustiprėjo, jeigu pradėjo traškėti, sakykime, vienas sąnarys, kuris netraškėjo, galbūt yra kažkokių kitų simptomų, sakykime, traška kelis, bet kartais paskauda pėdą, ten dar kas. Tai prasme, kažkokie tai gretutiniai simptomai, nauji simptomai. Kažkas, kas atsirado naujo, kad, pavyzdžiui, netoleruojat fizinio krūvio. Anksčiau bėgiojat normaliai, ten patraškėdavote kelią, bet sako, dabar nebegaliu bėgti, prasme, man tas traškesys stiprėja, aš negaliu lenkti. Aš sėdžiu automobilį, iki Palangos negaliu nuvažiuoti, aš turiu išlipti, turiu tą kelią pralankstyti. Jau, suprantat, kažkas pasikeitė, kažkokie tai kiti simptomai atsirado, tai galbūt tada reikia pasitikrinti pas gydytoją. Turbūt ir tu gali, ir aš galiu nuvažiuoti iki Palangos, gal dar ir toliau kažkur, tai neišlipdamas. Tai vėlgi, tokie dalykai. Tai... Kitą mitą turiu, radau forume vienam, kur komentavo vieną įrašą, kad jeigu tu turi medicininį svetimkūnį po traumas, tarkim, plokštelę šalia kaulų ar vinis po lūžio, tai sukelia nepatogumų keliaujant, todėl kad kiekvieną kartą pypsi oro uoste praeinant pro tą detektorių. Ar tai tiesa ar mitas? Dažniausiai nepypsi, dažniausiai nesukelia jokių, ta prasme, nepageidavimų, dažniausiai net nepastebima jisai praeina ir viskas būna gerai. Kartais būna taip, kad galbūt ten supypsi, sakykime, ar senai dėtas metalas kūne, tai reikia pasakyti apsaugos darbuotojai, bet tai netampa kažkokia tai problema. Mes kalbam turbūt apie metalus, apie svetimkūnius kažkur, kuriuos mes turim išorėje, sakykime. Jeigu galbūt tas paprašys, sakykime, pasitikrinti, galbūt apsauga kažką klausimų turės, bet tai tau nebus kažkokia tai problema. Dabar kažkaip tai nepasitaiko, bet anksčiau būdavo tokių, ta prasme, pacientai tiesiog kreipdavosi gydytojams, tai būdavo neramu, kad aš parašyčiau, sakykime, išrašą, koks ten įdėtas metalas, implantas ir ar jis gali skristi. Kartais žmonės anksčiau būdavo, dabar kažkaip tai dingėjo. Nėra tokių, tai nėra matyti tos problemos apskritai. Tai jie paprašydavo anksčiau senai ten tų išrašų. Tai jie prie savęs, kad turėtų kažką, kad jeigu kas maža kas parodyt. Bet tikrai čia jokia problema, masiškai žmonės tos implantus turi, masiškai skraido, jiems viskas puiku. Tai dėl to tikrai nematau čia šios problemos. Paskutinis mitas šioje laidoje ir vienas iš paskutinių klausimų, tai žiema artėja, kaip sako, sostų karuose winter is coming. Ir
Traumatologam didžioji dalis pacientų žiemą yra būtent senyvo amžiaus žmonės. Tiesa ar mitas? Mitas. Tų žmonių įvairiausių. Ta prasme, ta prasme, kad norim pasakyti, kad tik tai seni žmonės žiemą išlenda į gatves ir jie tik tai traumuojasi. Tai seni žmonės kaip tik yra labai atsargus. Jie daugiau lieka namie, bet jiems vis kažkokia akcija parduotuvėje turbūt taip, vis kažko tai prireikia, tai jie vis nueina. Pas mane kreipiasi tokių senų, sakykime, ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie dviračiais važinėja, sakykime, žiemą ten, pavyzdžiui. Ir kiekvieną sezoną jis laužosi riešus, ateina. Ir kiekvieną sezoną jis su riešais laužosi, kai jis 3 sezonus lankėsi, visas rankas laužė. Dėl to, kad žiemą važinėja jis su dviračiu, tai ir be šalmo. Jo, tai tie dalykai, bet su liemenė. Toks, tai tie dalykai nėra tikrai, kad vyresnio amžiaus tik tai traumuojasi. Traumuojasi jauni, traumuojasi aktyvūs, traumuojasi tie, kurie eina į gatves, traumuojasi tie, kurie, sakykime, nežinau, sleidinėja, bet ne visi sleidininkai traumuojasi. Tai tie, kurie aktyviai leidžia laisvalaikį, tie traumuojasi daugiau ar mažiau, bet visada traumavosi, visada traumuosis. Kitas dalykas, sakykime, dėl vyresnio amžiaus žmonių galbūt taip ta trauma sunkesnė bus. Tam tikrai yra dalykai, ten klubo traumos, klubo lūžimai, kartais jie tikrai yra labai pavojingi, ten didelį kraujavimą sukelia, komplikacijų įvairių. Jiems traumos gali būti sunkesnės, bet tai nereiškia, kad jos bus, sakykime, tokios sunkios ar tik tai jie traumuojasi. Ne, bet jie galbūt traumuojasi, sakykime, lengviau. Reikia nedidelio nukritimo, nedidelio sumušimo, kad būtų lūžimas. Tai dėl kaulo trapumo, dėl osteoporozės, išretėjimo, tai tie dalykai yra, bet tie vyresnio amžiaus žmonės saugosi. Įvairūs yra, sakau, vyresnio amžiaus ateina žiemos tais krokodilais, ant bato tokie užsideda ten tie krokodilai. Ateina kaukščiai per koridorius, toks garsas yra. Bet puiku. Ta prasme, žmogus kažkaip į lasdas pasiema. Su tom lasdom vaikšto, pasiremia, biškį prisilaiko. Tie dalykai yra, bet, sakykime, kas juda neišvengiamai kažkokia trauma patiria, bet kiek įmanoma visi turbūt saugosi, stengiasi, nežinau, mokosi griūti dar kažką, tai pingvinais būti, ne kiekvienas gali, dar kažką niekas neturi tiek riebalinio gal sluoksnio, kad nukristi tinkamai, nukristi taip, kai vaikas nukrenta, sakykime, ir nesusižeidžia, nesulūžta. Saugusiam turbūt yra sunkiau, bet tam tikros yra rekomendacijos, bet kai yra ekstra kažkokia situacija, tu ten, žinai, galvosi, kaip ten tau nukristi, jau gulėsi. Bet, sakykime, tą pačią žiemą, kiek įmanoma nesiremti smulkiaisiais sąnariais, kai krenti, kad, kiek įmanoma, kad, sakykime, smūgį atlaikytų kuo didesnė, sakykime, kūno plotas, kad jeigu tu krenti ant riešo laikais, tikėtina tau tas riešas ir lūžtai, nes, mes ant rankų nevaikštam, ant kojų vaikštam, tai tie dalykai tokie yra, tai čia kaip ir, bet tiesiog automatizmas, kad, tu visą laiką pats, nežinau, kažkur tai kažkas susiravai, tai gaibėsi rankų. Reziumuojant, norėčiau paskutinį klausimą šiandien, tai ortopedo traumatologo patarimai prieš žiemą. Kalbėjom čia apie krokodilus, vaikį pingvinas. Trumpai, ką galėtumėm reziumuoti klausytojam ir žiūrovam, kokie būtų būtent tavo, Andriau, patarimai artėjant žiemai, kaip reiktų galbūt pasiruošti ar apie ką pagalvoti? Tai rizikingiausias tas periodas, kai pirmieji šalti, pirmasis šaltukas, pirmasis slidumas, tai čia daugiausiai traumų pasiektų. Arba po to atlydys, kai attirpsta tas sniegas, tada didžiausias tas ledas, daugiausiai traumų. Tai tik žiemos pradžioj. Tai vėlgi, visą laiką turbūt reikėtų įvertinti, ar ten jeigu kažkoks tai slidu, tai turbūt įvertinti, pagalvoti, ar man reikia kažkur tai eiti, ar man būtina kažkur tai judėti, ar galiu galbūt ten nevykti, neiti, ar dar ką. Tokie dalykai. Sakykime, visur laiptais labai atsargiai lipti, ten jeigu aplėdėja, kokie yra įsikipti, tai daug tokių yra, tai žiemai ruoštis, sako, kaip slidės ruoška vasarą, tai ir žiemai turbūt fizinė būklė palaikyti, sportuoti, aktyviems būti, raumeninė masė, sakykime, taip toliau, kad kaulai stiprus būtų, taip daug sportuoja, tavo kaulai stipresni, tai tavo lūžių rizika mažėja, tai daug tokių dedamųjų, būti aktyviems reikia. Aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovai paklausys tavęs, Andriau, ir šią žiemą traumų bus mažiau. Aš žinau, kad tu konsultuoji tikrai ne vienoj klinikoje ir lakstai tarp darbų ir tikrai ne visada pavyksta tikriausiai pavalgyti. Tai mūsų draugai NARA ateina į pagalbą būtent mums, medikams. Man asmeniškai tai labai padeda. Tai yra tiesiog maisto kokteilis, neturint laiko galima gauti tas kalorijas. Tai aš noriu padėkoti, kad atėjai šiandien į laidą, kad skyrei savo laiką ir
tau keliauja dovanų narą, tikiuosi padės lakstant tarp ligoninių. Jo, ačiū. O aš Turėsiu prie savęs. Būtinai paragauk, tikiuosi, kad patiks, nes man padeda lakstant, greitai išgeri ir gali toliau dirbti, o po to pavalgyti jau spėjai. Puiku. Ačiū tau labai, Andriau, dėkoju jums visiems, kad buvote kartu, būtinai prenumeruokite mūsų YouTube kanalą, užeikite. Laidas taip pat galite klausyti ir Spotify platformoje ir aišku, sekite visas paskyras mūsų socialiniuose tinkluose. Su jumis buvau aš, Benediktas Jonuška, tai buvo laida Užeikite, kas laukite kartu su svečiu, ortopedų traumatologu Andriumi Vaitiekumi. Ačiū Jums ir iki.